Sąvoka suverenas, latiniškai superanus, aukščiausiasis. Šiame dvasinėme kontekste reiškia visišką nepriklausomybę, viršenybę ir savivaldą. Kai kalbame apie radžiją vidiją, kaip apie suverenę žiniją, turime omeny 3 pagrindinius lygmenis. Žinių suverenitetas, aukščiausioji valdžia. Šios žinios vadinamos suvereniomis, nes jos yra visų kitų žinių pagrindas. Kaip valstybės suverenas neturi virš savęs jokios kitos valdžios, taip radžia vidija yra galutinė tiesa. Ji paaiškina priežasčių priežastį. Ji nereikalauja jokių kitų mokslo patvirtinimų, kad būtų teisinga, tačiau pati paaiškina visų kitų mokslų – fizikos, etikos, psichologijos tikslą. Antras. Žmogus kaip būties suverenas. Dvasinėme kelyje suverenas yra asmenybė, kuri atgauna valdžią savo. Dauguma žmonių, pasak vedų, nėra suverenūs, juos valdo instinktai, emocijos, reklama ir praeities karma. Vidinė savivalda, tapęs suverenu, žmogus nebevergauja savo pykčiui, pavydui ar geismui, jis tampa savo vidinės karalystės, proto ir juslių šeimininku. Laisvė nuo karmos – tai aukščiausia suvereniteto forma, būsena, kai materialios gamtos dėsniai nebeturi galios žmogaus sielai. Trečias – ryšys su suverenu, Dievu. Radžia vidija atskleidžia ryšį su aukščiausiu suverenu, Paramešvara. Bhagavad Gitoje teigiama, kad tikrasis suverenitetas pasiekiamas ne kovojant su visata, o veikiant harmonijoje su ją. Suvokęs savo pagrindinę prigimtį, žmogus nustoja būti pasaulio vergu ir tampa dvasinio pasaulio piliečiu, turinčiu pilnas teisės ir laisvę. Kodėl tai aktualu šiandien, 2026 metais? Pasaulyje, kuriame informacijos gausa ir technologijos dažnai manipuliuoja žmogaus pasirinkimais, radža vidija siūlo kelią į tikrąjį asmeninį suverenitetą, gebėjimą išlikti laisvam ir sąmoningam, nepriklausomai nuo išorinių sistemų.